Nu ką, sveiki chebrytė. Pirmą kartą per 3 metus kažkas pagaliau sugedo, ką reikės tvarkyti. Tai nežinau, ir paprastas, ir tuo pačiu nepaprastas dalykas, tai vienas amortikas pradėjo leisti. Dabar nelabai išeina jį parodyti, nes apsivalęs visą šį, kad nenubėgtų man, kol važiuoju ant kokių suportų. Tai nežinau, realiai pirmą kartą darysiu, nieko tokio nesu daręs. Turiu vamzdį per visą, bandysim kabinti. Bandom sukti H4. Jeigu neklystu, pirmą suportą taip nusims. Fotoratą, sparniuką. Turiu ir dirželius pasiruošęs pakabinti suportą, kai atsuksiu. Nu, kol kas taip pakabinau, čia dar daug ant laikos, bet kai atlaisvinsiu, tai reikės. Ten per viršų prakišau. Ir jau kitam pasiruošiau. Tai ką reikės eiti? Šitą suportą nusimti. 12 kampę galvo. O galvutės atlaisvinau. Belieka išsukti ir ištraukti. Šiaip varžtus dedu į kibirėlius, tai reikia apsitvarkyti biškį. Suportų vienos pusės, kitos pusės. Ratą atsuksim ir tą įsidėsiu. Vas aišku, apačios varžtai. Ką reikia ratą nusimti. Turiu senelio įrankį, kitokio neturiu. 22 gan paprastą raktų komplektą turiu, tai iki 19 galvutė tik tai. Kada nors reiks dasipirkti. Kol kas vis kažkaip išsisuku. Na, šitą pusę išsukta. Na, šitoj pusiai turėtų tik išsitraukti. Apačias jau atlaisvinau. Opapa. Ir ratas išvažiuoja. Gerai. Tinkamą aukščių pakėliau. Gerai, jei neklystu, liko va, šitas juodas varšiukas ir kitoj pusėje analogiškai yra. Nes atkabinsim lakiklį, atsisuksim šitus. Du vienoj kitoj pusėje turėtų nusimt sparniukas. Ir žiūrėsim, kas liko, man atrodo, eisim po truputį į viršų jau. 8 galvutė. Susuk gal ranką prilaikysiu. Nu, čia viskas normaliai laiko. Ir tuo pačiu, kad jau šitoj pusėje sparniuką atsisuksim. Nu ką, kartuojam kitoj pusėje. Nu, išsitraukiu. Nu, sparnas išimtas, bet čia dar pasirodo vienas varšiukas pasikavojęs. tą išsuksim ir bus viskas.
su viso plokštelė. Nu, va, dabar galiu laisvai sukti, tai matos, o kur nepaliau nubėgi. Blizga. Ir man čia tai panašu, kad va, pačiai irgi murzina. Nu, gal čia nuo stabdžių suportų gali būti. Čia gal nebūtina, bet pasimatuosiu atstumus, kokiam aukštį stovi. Nes žiūrint va ten va, matot, kad jis tikrai pakeltas. Tai reikia susimatuoti, nes dabar yra patogu, vdruk nepataikysiu. Reikia 24 raktų pabandyti atlaisvint. O! Tik atlaisvint. Neatsukto, tik atlaisvint. Gerai, dabar kai atlaisvinau, reikia atlaisvinti šitą varžtą ir reiks nusimauti visą rankiną. Tas pats kitoj pusėje. Varšiukas, visą rankiną. Ir tada jau viso. Bus galima eiti prie galinių varžtų. Ir ten va yra vienas ir kitoj pusėje. O, biškutį matos. Jos atlaisvinus jau viršui atsipalaido šakė. Ir tada bus galima eiti iš apačios. Dar triščiotkę gaidišką. Gerai, tai teko pakeisti diržus. Uždėjau naują, seną nuėmiau, nes blogai uždėjau ir spaudė stabdžių šlangutę, tai negalėjau numauti, arba turėtų lengviau nusimauti. Vis tiek biškį įsitempė, bet jau beveik nusiėmė. Gerai, viso, rankinų nėra. Dabar yra aiškiai turim varžtus. Biškai pasišviesti. Va. Reikia šitą atlaisvinti analogiškai anoj pusėje. Kuris čia? Va. Tuos dabar atsilaisvinsim ir jau viršui bus laisva. Liks tik apačioj suras čia kažkur. Vat. Va. Tas su geltona žymė. Šiek tiek susilėjęs. Nu ką, reikia apsivalyti, pažiūrėti ar sveiki. Nu kaip ir nieko. Ką reiks bandyti ardyti. Kiek žinau, turėtų būti gan murzinas procesas, tai įsidėsiu į indą, kad nebūtų gaila ištepaluoti. Gerai, pasidariau konteinerį, ką išpilsiu skystį. Dabar reikia bandyti atsilaisvinti apatinį varžtą. Reikia nusisukti šitą varžtą. Išsitraukia ir tenais atsidengia kitas. Nu, giliai. Tuoj pabandysim jį išsukti. Gerai, tai tikslas tik atlaisvinti varžtą. Jo išsukti pilnai dabar nereikia. Atlaisvinu. Visą, galima eiti prie viršaus.
nusprendžiau, kad nėra čia labai sudėtinga. O, atsileido. Dabar čia žiedelis. Aha, šitaip nusiema. Nu jo, čia įsiterliosiu tai juodai. Opa. Ir dabar šitas gali nusimti. Ir šaibutė. Dedu į spyruoklę. Gerai, dedu šalia, ką čia padarys. Nu jo, čia tepalas visas žalias toks. Nu va, su žiedeliu. Dabar reikia ištraukti tą. Dirbam toliau. Reikia šitą plastiką pabandyti priimti. Reikia susirasti, su kuo jį nukalt. Eilė plastikinis, reikia pasaugoti. Kažkaip čia pabandysim. Nu. Atkėliu. Viskas, va, atsikelia, nusimauna. Nu ir ten viduj yra va, toks va, klipsiukas. Reikia atkabinti atsargiai ir nuimti. O va, ir viskas. Nu ką, dabar smagioji dalis, jos nefilmuos, nes nelabai turiu kaip. Bet reikia taip kalimo būdu išmušti lauk. Tai va, einu į lauką. Nu ką, visos dalys išvalytos. Viską pasiruošęs, susidėjęs. Patinės dalės šitos nenuiminėjau, nes jos nekeisiu. Viskas ten normaliai. Tai ką, reikia dėti viską atgal. Po to šitas žiedas. Nu ir tada jau nauja guma. Aha, jinai čia standžiai užsidės. Prieš tai irgi yra komplekte lubrikantas. Biškį sutepsim vidų. Nu ką, ir galima bandyti mauti. Pasiėmiau tokį įrankį. Su apkabėle. Ir taip po truputį įkalį vietą. Nu va, įkaltas. Kaltas tiek, kad išeitų žiedelį įdėti atgal. Tai įdedam žiedelį, užfiksuojam. Nu, dedam dulkių apsaugą. Čia paprastai įsistato, bet irgi siūlo su šitu šiek tiek užplakti, ne per stipriai.
Tai va, tvarkingas. Ir iš galo reikia bandyti prisukti. Taip, dabar bandysiu šį užvežti normaliai. Veržia šiaip iki 20 Newtonų, bet neturiu jokio dinamometro. Negaliu patikrinti. Tai pabandysim tiesiog nepersistengti. Manau, pakankamai stipriai. Ką dabar viena sudėtingiausių dalių man. Reikia pripilti alyvos. Ir reikia pripilti, kad būtų maždaug 10 cm nuo viršaus. Nu ne maždaug, o kuo tiksliau. Tai va, bandysiu pilt, bandysiu matuot. Nežinau, ar nufilmuosiu, nes čia bus vargo vakarienė. Idealiai. Nu ką, reikia bandyti užbaigti surinkinėti. Reiškia, tai reikia ištraukti kažkaip. O kaip sunkiai traukti. Biškį gal nesimatys. Spyruoklę šitaip dėti. Nu va, ir viskas. Visas švarus, tvarkingas, naujas, viskas pakeista. Ten lengvai priversta, įkišus į vairą vėl bus užveržta. Kai čia išlys, viskas bus užveržta, sutvarkyta, tada užveršim. Tai va, manau tiek. Nefilmuosiu daugiau surinkimo, nes bus visiškai tas pats, tik tais atvirkščiai. Darbai baigti ant šito gražuolio. Viskas įstatyta vietoj. Galvojau, daugiau gal ir net nieko nefilmuosiu, bet tiesiog va tokios kelios pastabos, kad matuot viską reikia, viską taikyt, kad idealiai būtų. Nėra kažkokių daug žymų. Yra vienas žymėjimas čia, kuris gali įlysti tą tarpą, bet pas mane buvo pakeltas, tai padariau taip pat kaip buvo. Matavau nuo varžto iki jo atstumą, abiejose pusėse, kad būtų vienodas. Taikiau net milimetro dalį. Čia irgi taikiau atstumą panašų, koks buvo. Automatiškai ir šičia bandžiau panašų pagauti. Šiaip, kaip ir sakiau, būna žiedelis. Pas mane jo nebuvo. Tai minėjo, kad uždėjus tą žiedelį, rankena atsiremė į jį ir, kaip ir toks žymeklis būna. Tai turbūt galima pilnai nuleist būtų tas rankenas, kad į tos griovelius įlystų. Čia žymeklį uždėti, ir tipo, aš įsivaizduoju, gausiu visą laiką tokį patį variantą. Tai aš dariau toks, koks buvo prieš tai. O ne taip, kaip čia galima dar būt padaryti. Tai va, bet šiaip viskas susirinko, atrodo viskas neblogai. Reiks prasivažiuoti ir pasižiūrėti, ar gerai važiuoja, ar nepradės vėl bėgti. Tikiuosi, viskas bus gerai.